Labas rytas. Vakare atvažiavom prie aikštelės, kur nemokamai galima pasidaryti kemperio servisą. Šiandien iš ryto atsikėlėm, po pusryčiam. Na ir štai kemperisto kasdienybė. Atvažiuoji prie aikštelės, kur viskas nemokamai ir stovi eiliai. Tai stovim jau pusę valandos. Nu ir manau dar kokį pusvalanduką pasėdėsim. Tai vat štai taip, valandėlę savo ramiai prie aikštelės, tiesiog tam, kad išsipiltum panaudotą vandenį, prisipiltum švaraus. Bet per tą laiką galima įkelt video į YouTube, taip kad laikas veltui nėra praleidžiamas. Vienas sunkesnių darbų kemperyje yra pasikeisti patalynę. Karpyti, man reikės čia. Jau ir namuose nėra taip lengva pasikeisti patalynę, bet kemperyje, kai yra taip mažai vietos, tas yra dar sunkiau. Karpyti, man reikės čia. Kas greičiau apilgs pagalvę? Palauk. Pas tave išversta? Nežinau. Gerai. Jūs gerai. 3, 2, 1. Ai, čia jau gerą pusę? Negalima trukdyti. Negalima viens kitam trukdyti, Deividas. Negalima trukdyti viens kitam. Nesutariam dėl prizo. Ai, tai čia gera pusė. Jau nereikia eiktis. Ne. Ai, tu jau dabar kažkaip apilkau, jau laimėjau. Ai, čia gera pusė. Dan. Tu dar net lenktyniaut nepradėjai, ne? Nu, galim pradėti. Aš, man atrodo, spėsiu dar išvilkti ir dar kartą įvilkti. Mano didesnė pagalvė. Nu. Dan. Nu, liko sunkiausia. Kaldra. Čia būna sudėtingiausia. Sunkiausia yra surasti, kur ilgoji dalis, kur trumpoji. Ir užsiimsiu matavimais dabar. Man atrodo, tu laikai... Ne, palauk. Man atrodo, pas tave ilgesnė. Nu, bet šitą nekeičiu. Palauk, nuo durų. Iki spintelės. Gerai. Dabar. Nuo durų. Iki ilgesnė. Gerai, tai čia ilgesnė, tai čia šonas. Tai va taip. Dabar reikia tą patį padaryti su užvalkalu. O dabar. To šonas. A, jo, čia lengva, čia šonas. Ar kojose šitas būna? Kojose šitas būna. Jo, kojos. Dabar jisai išverstas, tai aš galiu daryti savo magiją. Jau sakysit, galiu daryti, ką noriu. Ne, galiu tą magišką triuką naudoti, kur su susukimu. Yra toks vienas būdas. Nežinau, ar aš jį teisingai darau, bet dažniausiai suveikia. Kai padedi kaldrą, ant viršaus dedi išverstą antklodę, tada pradedi jas sukti. Žinau, skamba beprotiškai. Taip suki. Kas mažai vietos. Suki tokią dešrą iki galo, kol ateini į pabaigą ir tada sunkiausia dalis. Reikia visą tą dešrą įdėti į užvalkalą. Labai sudėtingai skamba, bet nėra taip sudėtinga. Taip, ir iš kitos pusės. Taip, į vidų. Užvalkalą, visą kaldrą ir visą užvalkalą, viską atkišai į vidų. Tada viskas atsidūrė viduj ir visą tą dešrą atvinioji. Namuose būna lengviau.
atvynioji. Pavargau. Vynioji ir ne tik kaldra įsideda į vidų, bet dar ir patalinė kažkokiu būdu išsiverčia. Ką? Tau jokinga, kaip aš laipau? Tai mažai vietas čia. Svarbu dabar ją visą atvynioti. Gal čia atrodo, padarau magiją, man pačiai kartais atrodo, aš tiesiog padarau magiją. Va. Tai dabar kaldra yra viduj, o patalinė yra išversta į teisingą pusę. Va tokia magija. Ir viskas būna savo vietos. Kraštai būna kraštuose. Tik reikia atvynioti dabar normaliai. Buvo. Viskas. Labas rytas. Štai mes ir Malagoj. Pagaliau po tiek kartų planavimo čia atvažiuoti ir vis nusukimo į kitas vietas mes jau čia. Sustojom tokioj, pavadinom ją Mėsmalę, nes pilna kemperių, tiesiog aikštelę pamatėm 100 gal stovinčių kemperių, o surasti šiaip vietą buvo labai sudėtinga. Nežinau, pirmas miestas, kur labai ilgai ieškojom, kur sustoti, nes aišku norisi arčiau centro, bet arčiau centro iš vis nieko nėra. Antras, Barcelona buvo dar sunkiau. Nu jo, po Barcelonos, bet Barcelonai mes kaip ir neplanavome pačiame mieste sustoti, nes girdėjome dėl saugumo labai prastų dalykų, tai ten mes ir ieškojom užmiestyje. O čia, aišku, norėjęs kuo arčiau centro, bet gavosi irgi neblogai, nes čia visiškai netoliese yra metro stotelė, tai su metro nuvažiuosim iki centro, o manom, kad kemperis gal, nežinau, mano nuomonė, tai būna saugiau, kai aplinkui yra kitų kemperių, vis didesnė tikimybė, kad kažkas pamatys, gal, kad tave bando apiplėšti. Perkam metro bilietukus ir važiuojam į centrą. Techniniai nesklandumai, nupirkom vis dėlto vieną bilietą, kuriuo gali važiuoti 2 kartus, o ne 2 bilietus. Bet iš tikrųjų taip gaunasi pigiau, nes vienas važiavimas €1,65, o 2 važiavimai 3 eurai. Tai gal dar geriau gavosi. Viskas, atvažiavom. Ir į šviesą. Tiksliau, į Malagos centrą. Ką mes radom? Kasgi čia? Dalykai, kurių be proto pasiilgom. Ispanijoje nelabai yra surelių, o Deivis iš kažkur, nežinau iš kur, sužinojo, kad čia yra tokia parduotuvėlė, ne vien lietuviškų, kaip čia pasakius, ne visai draugiškų šalių prekių, bet ir ukrainietiškų prekių parduotuvė, ir čia yra ir lietuviškų dalykėlių. Nėra, kad dažnai valgytumėm varškės gaminius, bet kai jau esam 4 mėnesius be varškės, tai visai jau pasiilgom. Ir varškėtukų, ir varškės apkepo. Prigavom džiną nedarbo vietoj. Koja tik pasilikus. Tiesiog pasaka.
Oi, kokie ten mūsų zigzagai laukia. Ten ir ruošiamės lipt. Štai ten tikslas. Kiek žmonių čia. Kaip gerai atrodo Bulių arena. Nu jau įsitaisėm. Lauksim čia dabar jau kol sutems pasižiūrėti vakarinę miestą. Viskas, pasigrožėjom ir jau keliausim atgal link kemperio, kol nueisim iki metro stotelės, kol nuvažiuosim. Dar užeisi į tualetą? Tu užeisi į tualetą. Jau šiek tiek taupom tualetą, užeinam į parduotuvę, kad ilgiau galėtumėm pabūti Malagoj, kad nereiktų važiuoti specialiai į kažkokį kempingą ar kažkur, kur gal reiktų išsipilti. Tai va dar visa valanda, kol nusigausim iki namų. Štai mes ir vėl metro. Dabar reikia nuvažiuoti visą šitą kelią iki kemperiuko. Grįžtam į savo kemperių rojų, kur mūsų gulbė. Aš jau galvau, čia bus. Kur mūsų gulbė? Skrido. Ai, pala, čia šilti kraštai, tai neskrida. Va, jau matau. Va mūsų. Labas rytas. Tokią bairių dar nesam turėję. Atsimenat tą visą mėsmalę, kur vakar čia buvo visi kemperiai. Tai vat, mes likome beveik vieni. Įtariam dėl to, jog yra tam tikromis dienomis čia leidžiame parkuotis. Mes to nežinojame. Nuėjo Deivis pasižiūrėti, kas ten per ženklai sudėti. Tai jo, kaip tik nuo 23 dienos, kas yra šiandien, nebeleidžiama čia parkuotis. Tai todėl visi kemperiai ir pradingo. Tiksliau išvažiavo, o mes kaip labai ilgai miegantis likome beveik paskutiniai. Važiuojam iš čia greičiau. Va dar vienas liko kemperis. O gal dar keli. Greičiau važiuojam, kol negavom kokių baudų. Užtat jų čia dabar pilna čia šalia. O jie visi čia ir suvažiavo. Bet čia irgi yra ženklai. Čia mes jau iš karto tik atvažiavę matėm, kad yra sudėti draudžiami ženklai. Štai tokie. Bet vis tiek va pilna stovi. Tokia įprasta diena. Kaip sekas? Nu, tikiuosi, saulės gausim daugiau dabar. 2 panelės nuvalytos. Kaupsime elektrą.
Atrodo, lyg nuogas liptų ten. Ojai. Nu, aišku, kam tos kopečios, jeigu jis gali taip užlipti. Kažkas į. O štai ir mūsų šiandienos tikslas. Važiuojam štai į tą kempingą. Taip yra dėl to, kad Deivis pasižiūrėjo šiek tiek į priekį mūsų kelio ir kokią savaitę, gal net ilgiau, mes neturėsim jokio kempingo ir jokių vietų, kur galėtumėm prisipilt vandens. Nors dar šiek tiek mums ir yra ankstoka, kaip ir dar visko turime, visai nesenai čia pylėmės, bet dėja turime užsukti dabar, nes paskui tiesiog nebus galimybės. Štai, ką Rūta atvažiavus į kempingą iškart daro. Jau kokių 10 minučių čia žaidžia. Panelė, o jūs nenorit niekam linkėjimų perduot? Bučinukui noriu perduot. Na ir esant kempinge, aišku, naudojamės galimybę ir viską išsiplaunam, išsivalom, nes visą tai daryti kokiam nors parduotuvės parkinge nėra taip smagu ir taip patogu, tuo labiau, kad ir vandens daugiau išsinaudoja. Ir šiaip reikia atsidaryti duris ir viską nėra taip smagu daryti namų ruošos darbus, kai aplinkui vaikšto žmonės. Tai kempinge būtinai viską išsivalom. Jeigu balta servetėlė beveik švari, reiškia grindys išplautos gerai. Šiandien yra sausio 23, rodo plus 22. Visiškai kaip vasara. Sėdžiu su maikutė, su šortais, saulė ten šviečia, gražus vaizdas į jūrą, ko nesidžiaugti tuo gyvenimu Ispanijoje. Šiandien vakarieniai yra žuvienė. Pirmą kartą bandžiau virti žuvienę kemperyje. Ir didžiausia problema, kad neturim samčio. Tai tenka su šaukštu, tiesiog sriubiniu. Dėti 100 kartų. Skanaus. Kaip gražu mūsų kempinge. Čia jums turbūt taip nesimato. Bet visas kempingas lemputėmis pasipuošęs. Labai gražu. Taip jaukiai atrodo visų kemperiukai. Čia ir ta gražioji vieta, iš kurios jūra matosi. Tuom ir faini tie tokie vietiniai, local, mažyčiai kempingėliai, nes juose dar kartais būna jaukiau negu tuose dideliuose.